Šiauliai, žiūrėkit, saulės miestas šviečia. Blemba išgąsdina. Ola, ola. Saulė leidžias. Garaže jau tamsu. O aš dabar tik po darbų. Siaubas. Siaubas, kai rudenėlis. Ne? Šiandien yra spalio 10. Yra žiauriai geras oras. Vakarop, tai kad ir labai vėlai bandau išlysti mocą. Atvažiuojant mačiau labai gerą vaizdą. Tai bandysiu apsisukti ir pagauti dar tą vaizdą, kaip saulė gerai žaidė. Bet nežinau, ar nebus per vėlų. Laikykim čiurikos, kad nebus per vėlų. Nors labai greitai saulė leidžias. Kiek senai su mocu važiavau. Bet irgi po darbo čia kažkada buvau išlindus. O kad visą dieną taip lemba savaitgalis lietus arba planai kažkokie. Taip ir gaunas, kad be šansų išvaryt. Bandom apsisukti, bet jau čia nebešviečia ta saulė taip. Kaip švietė man gražiai atvažiuojant. Jo, viskas. Paskenda saulėtė, pavėlavau biškelį, pusvalandukų blemba. Buvo žiauriai gražus vakaras. Žiauriai gražus vakaras buvo, bet blemba, na. Ir dabar už karto šalta jau, kai nebėra saulės. Net keista. Nu, bandom dar pagauti, bet jau viskas. Debesiukas kažkokias paskenda. Nu, kom. Niekur toli jau nebeišvarysiu šiandien. Nes sušalsiu. Vėdinimus galėčiau ir užsitraukus būt. Kažkaip čia aš nepagalvojus dalykų visai. Nieko, sustosiu kur nors vis tiek. Taip, o dar biškelį kažkur saulės matas. Šiandien yra penktadienio vakaras. Po darbų. Kašus vėlai. Tai galima išlyst biškelį. Pasilakstyt. Nu kiek čia pasilakstyt? Pasivažinėt ramiai. Ne mano stilius lakstyt. Tikiuosi mikrofas neišsikraus greitai, nes jo nepasikroviau. Nesiruošiu aš šiandien niekur varyt. Blemba, saulė dar biškį išlinda. Reikėtų ten kažkur apsisukt ir parodyti tą vaizdą. Jo, žiauriai gerai ten atrodo. Ui, kur man dabar apsisukus? Kur man dabar apsisukus? O, kai saulėtė išlinda. Bet tai sekas man visai. Praeitą kartą, kai išvariau, išlindo saulė. Dabar vėl išlinda dar biškelį. Tiek jos bėra, bet vis tiek fainiai. Blemba, kiek ten užsikišė, kaži, ar aš apsisuksiu. Geriau turbūt varyti iki šviesoforo. Aš čia tilpsiu šalia jo. Čia yra fotikas kažkur. Nors iš priekio fotkina, tai gal ir nieko tokio, bet, žinai, geriau nerizikuojam. Ten įdomu, galima sangaržai apsisukinėti ar tik tais tiesiog. Iš žiauriai neblogai būtų. Jo, negalima. Lemba, reikia bandyti čia apsisukti. Ui. Kai saulėtė. Nu, už to būsiko reikia lyst. Arba netgi šalia būsiko. Ui. Žiūrėkit, ką aš jums norėjau parodyti. Aš čia variau į garažą. Ir tie medukai, saulė, nu blemba, jau ne tas vis tiek.
Pažiūrėsim, ar ten toliau dar švyščias biškelį. Saulė zuikiai tarp medžių taip gerai šokinėja. Bet ne, jau saulė per žemai turbūt. Čia pusvalanduką, 20 minučių prieš. Varant ten toliau nuo Maksimos. Žiauriai gerai atrodė. Ui. Sakiau, reikia pasidaryti su raudonais medžiais kažkur fotkę. Bet kad jau tamsu. Ir dar raudona. Iki pilnos laimės raudona. Kai fainiai saulytė šviečia. Papara. Užsidėjau laikiklę. Bandysiu užsidėti čia kamerą. Dabar bandysiu dar saulytę biškelį pagaudyti. O po to kamera keliaus tenai. Nežinau, telefoną tik turbūt reikės nusimt, nes kad neužstotų jisai velnas. O žiūrėkit, kai saulė. Nu, bet ne tas. Žiauriai gerai šokinėjo per medžius, o čia važiuojant, bet jau dabar per žemai saulytė. Ne tas vaizdas. Man reikia gal nuvaryt, pažiūrėt, gal yra kažkokių medukų čia tiesiai važiuojant. Štai norėčiau kokios fotkelės. Tas labai mane spaudžia, tai tegu važiuoja. O, nu gerai, jam pasisekė, nes pasisuko. Ir užkyšo. Ir užkyšo. Ir nustuko bėgtų kur nors. Niekur nenuskubėsiu. Čia tiesiai reikia bandyti varyti. Ai, bet ten krūmynai visokie. Nieko gero. Sustoti. Bet važiuoti galima. Lenda laimo į krūmus. O, žiūrėkit, kokie raudoni krūmai. Tik tais, kad saulės nebėra. Čia kažkas dar atvažinėja? Ne. Čia aš tik tais tokia pablūdus. Kažkur lyst, kažkur kažką pagaudyt. Net nežinanti, kur tas kelias nuves. O, dar medukas. Ir apšviestas saulės. Aš taip paniškai bijau žvyro, kad įsibėgėsiu ir varysiu tiesiai. Po to, kaip tą tiesiai nusileisiu, net nežinau, bet tik dabar pravarysiu. Ai. Žiūrėkit, čia jau viskas atrodo geriau žymiai, ne? Į laukus, labai pievas, bet žiūrėkit, koks dangus. Eikit savo, kaip gražiai. Mano endurinis motas. O su tuo krūmu labai gerai, čia žiūrėsis raudonai. Va tai tau. Toli labai nuvariau, nereikėjo net į Gružius važiuoti. Čia tik reikia matyt. Pasaka. Fotosesijai daug nereikia. Biškelį improvizacijos ir turim. Tvarkoj, dabar pabandykim persisukt kamerą kitur. Hello! Tai jeigu jau užsidėsiu telefoną, tai jis labai užstos. Būsim, reiškia, be telefono dabar prieš akis. Ir kaip vaizdas. Nieko įspūdingo, bet tuo pačiu gal ir visai fan. Šitą galim pasukti, kad neužstotų. Ir turime kitokį vaizdą. Dabar reikėtų bandyti apsisukti kažkaip ir dingti šitų pievų. Saulė jau visai leidžias. Dar prasuksim kur nors gal pro miestą ir bus besta. Saulės palydėtuvės kažkur laukuos. Ir čia blemba tokie purvynai. Iš kur pas manęs tiek drąsos per juos važiuoti, aš nežinau. Ir dabar tas žvyras stambus. Aš turiu fobiją leistis tokiu žvyru. Jeigu tiesiai važiuosim, čia nieko nenutiks. Svaru priekį nestabdyti. Hopa!
Ir nusileidom. Na, biškelį medžio vaizdu, kad tikrai rudenį važinėjau, matysis. Ir jau tamsu, kai saulė nusileido. Kol negreit važiuoju, galiu atsidaręs pavažinėti. Bet šiaip tai jau reikia skaidrių stiklų. Prasukiam kur nors miestukę dar. Biškelį. Ir galėsim varyti namo, tiksliau garažan. Mociuko namuos. Mociuko namus. Tai va taip va. Šį vakar nusimato kašės. Reiks ką nors grįžtant pasimt prie kašio. Galėčiau, aišku, čia važiuoti į priekį. Nežinau, kiek greitai užsidegs tas šviesoforas, tai nenoriu labai mikliavautis čia. Mikliavautis. Nu, ir kaip vaizdelis. Žiūri, man įprasta. Biškelio aplinkos matys visai plačiai ima šitą kamerą. Nes kur užsidėdavau savo šitą seną GoPro kubiuką, ten visai būdavo siauras tas vaizdas, kvadratinis, kada tas šviesoforas galėjau pilnai apvažiuoti. O, tik pasipėtavojam ir turim žalią. Kiek daug tų mašinų, kas čia vyksta? Jau yra beveik 7, o judesiuko. Pietiniam tikrai netrūksta. Kai rasoja stiklas. Jis blembagi buvo pirktas specialiai brangesnis, kad tipo nerasojantis. Be pinloko, bet nerasojantis. Išdūrė mane gerai. Kokie gražus medžiai čia. Reiktų dar pažvejot, gal yra kur nors. O, eik tu savo, kokie raudoni. Nu, pabandom čia į kiemą ūką pasukt. O, kokie raudoni. Jatis kokie fainučiai. Levo reikėjo anksčiau išvaryti šitas koks gražus. Reikėjo anksčiau išvaryti, kad būtų saulė dar nenusileidus. Lemba išgazdino. Nors realiai nebuvo ko gazdintis, bet išgazdino. Galvojau, o jeigu šoks link manęs. O jeigu. Kas čia vyksta su parkingu problemytės. Kai aš nežinau kelių ir nelabai žiūriu dabar ženklus, reikia žiūrėti. Žiaura. Kamera žiauriai laisvai eina šiek tiek, svarbu nepamest. Netinkama vieta, bet iš tikrųjų neturiu kur užsisukti savo kameros. Reikia nebent kažkokią tai ilgesnį, daugiau jungčių arba šiaip aukštesnį kažkokį stripelį susimontuoti. Dabargi yra išėjus nauja DJI 300 šiam filmuojantį. Tai aš tokią biškelį pavarvinu seilę. Pavarvinu, kad visai norėčiau aš tokios kameros. Bet reikėtų dar papildomų visokių laikiklių, kur jie kaip uždėt. Tai vat net nežinau. Reikėtų pasižiūrėti, su kokia komplektacija jinai eina. Čia galima tiesiai liktai. O, koks raudonas gražus medis. Išprotėjus dėl tų medžių dabar, bet pažiūrėkit. Jūs nematysit. Keistai jaučiuos, kad ne ant nosies yra mano kamera. Pasakoju, lyg jūs matytumėt, bet jūs tikrai nematėt, nes visai į kitą pusę medis negu kamera nukreipta. Neįdomu jaučiu žiūrėti tokį vaizdą, ne? Reiks dėti vėl ant šalmo, kad kažką matyt. Aplinkui, o tai čia visai. Čia bus fotikas. Tad neprisilakstysim. O, siudelki pučia. Kur visi mocai? Žiūrėkit, kaip galim. Bet taip drąsiai nebevažinėjau be ranką, kaip anksčiau. Reikia šitą vėdinimą tokį įsijungt gal. O, kad biškelį pūstų. Aišku, daugiau triukšmo duos mikrofonai. Bet gal mažiau rasos man stiklas. Dabar išjungia priekinis ekranas ir aš nematau iš tikrųjų, ką filmuoja. Matau tik tais, kad laikas eina, kad filmuoja. Dangus. Nieko nematot, turbūt. Lievas šitas rekursas, ne? Bet biškelį gal kitoks nors.
Greitėjam ir už karto šalvą reikia užsidaryti. Kaip skarbonkiai šnekėt, kad galėčiau. Kai šaikelė eina. Jau kažkas švęs. Davo, jūs nematot nieko. Žodžiu, eina babulyčių kokią 30. Nu gal 25. Jau kažkas švęs penktadienį. Kai varo be 17 tokia gauja per gatvę moteryčių išsipuščiusi. Tai jau švęs, tai jau bus kokteiliuku. Ar vinelė kokia skanaus. Nu, biškelį pavydžiu, nesakysiu. Nemeluosiu. Pas manęs darbo kolektyvas yra. Alaus eina pagergo. Ar ką nors rimčiau. Žiauriai vyriškam kolektyvai dirbu. Esam gal 3 merginos. Nežinau kokiam skaičiui, belė kiek vyrukų, tai tikrai nebūtų tokio vat mergaitiško išėjimo darbo kolektyvo atsigerti ką nors. Nup. Jo, reikia užsidėti ant priekio kamerą, bus tada vaizdų kažkokių geresnių. Ir telefoną užsidėti, kad matyčiau, jeigu yra radariukas koks pastatytas. Bet tai kiek raudonų blemba, vieną žalią pajudam, kitą raudoną užsidega. Va tokia jau ta Tilžės gatvė. Nesąmonė kažkokia čia važiuoti. Betgi užsimaniau į centrą įlyst. Baltik vairas. Įdomu, neturi kokios nors skulptūros Baltik vairas? Ką nors vairo įspūdingo atminimui fabriko. Kaip aš dar nieko nežinau tose Šiauliuose. Gal reik varyt prie geležinės lapės. Šiaip labai tos įžymiosios vietos visos yra atitvertos, manau. Tik pėstiesiam pasiekiamos, tai vaizdų jau kažkokių nepasidarysi. Va, nervuoja jis mane. Prikibęs prie šiknos. Čia tipo fotikas yra. Ir vėl prikibo. Kame biesas čia? Kodėl mane reikia sekti? Nesuprantu, bairą. O, lenkia nors. O taip, tai aš persirikiau. Iš paskos persirikiau. Priekibo prie šiknos. Ui, kaip čia gražu. Kodėl aš nusiėmiau kitur kamerą? No! Nieko, to įstosim. Kur nors ir pasikeisim. Nu, kur čia tas gerasis kelias? Kažkaip dar labai krūtina viską. Šiauliai, žiūrėkit, saulės miestas šviečia. Gaila, neužsidėjau ant šalmo kito magnetinio, kad galėčiau greitai tai paimti. Pukšt. Jo, tada būtų biškelį paprasčiau persidėti, galėtum prie šviesoforo persidėti ir panašiai. Bet dabar to nebus. Kai judesiuko padavė. Saulė, viskas čia tik saulė. Įdomu, ar aš turiu pasiėmus skaidrų stiklą ar neturiu. Mano mėgstamas keliukas. Pasikratom, pasišeikinam. Blemba, čia yra tragedija važiuoti rimtai. Kas man šovė galvon čia važiuoti? Jeigu ne šviesoforai, tai pėstieji. Šiauliai šviečia, dar nelabai šviečia, nes dar nelabai sutemo. Žinėjant, gal reikės nuvaryt. Dabar važiuojam ežero gatvę. Ir man žiauriai jau akytės pučia. O, pavažiavam biškelį nuokalnę, pasipildė mano bakas. Davikliai svaigsta, blemba. Jau tiek laiko važiavau. Buvo šitas rezervas užsidegęs, dabar vėl 2 padalas. Reik nepravažiuot įvažiavimo prie geležinės lapės. Geležinė lapė nelabai apšviesta.
Gal kur nors pagausime ją. Tuoj pasiimu jūs duot vaizdų. Lapė. Pasiekta lapė. Kamera grįžo į savo vietą. Standartinė. Lemba gražu, faina. Reikėdavo vakare išvaryt, pasivaikščiot. Fainai, viskas apšviesta. O, kapinės. Nieko faino čia. Nesu kapinių mėgėja. Net jeigu jos kažkokios ypatingai senovinės. Nesu aš kapinių fainė. Berniukėlis auksinis. Kaži, jisai būna apšviestas, įtariu, kad būna. Čia šitas takelis į viršų. Tai įtariu, aš jau nebeturėsiu galimybės legaliai, normaliai pasukti viršų. Reiks varyti dabar iki pačio galo. Ne? Jo, čia negalima. Lemba kaip pučia, eina savo. Jau dabar ne dėl rasojimo nesidaro aš. Ne dėl to, kad tamsu, pagalais tamsu. Čia man teks suktis į kairę. Tikiuosi, kad bus proga pasisukti. Mes čia turime dar stopą. Nu gerai, niekados turbūt čia nesusukusios. Dėl to taip įdomi ir žvalgausi čia į viską. O, koks naujas, fainas keliukas padarytas. O, vėl 2 pavadas. Bet lemba taip gali prisižaist. Elė, 2 padalus ir po to užgesti kur nors. Jeigu daviklis vaiksta. Tai va, po truputėlį tamsta, po truputėlį šviesų mieste atsiranda gražiau. Dar kokią fotkę gal pasidaryti pavyks? O, kaip gražu. Oi, raunas toga man. Bet visą savaitę atidirbau. Nuoširdžiai atidirbau visą savaitę. Ir dabar savaitgalis. Nieko mandro nesusplanavus. Bet vis tiek ne darbadienis. Tai. O, kaip gražu. Tas vytis irgi gerai atrodo apšviestas. Ai, spėkim. Ir bemukas gal dar spės. Aišku, kad spės. Šiauliai šviečia, nu gražu. Tarp bemukų pataikiau. Čia gal jų kokia susibūrimo vieta. Nu, ta lempa nelabai. Vakam biški šešėlio. Ir išvaro. Kiek ilgai pabuvo. Biški pasibadžiojam. Gerai, tas vytis atrodo. O, ką šitie čia veikia? Šautuvėliais pratybos vyksta. Raištį užsidėję žalę. Kas čia gero vyksta? Ui, čia gražu. Čia fainai. O, žiūrėkit, kokios arkos. Kaip gražu. Čiagi remontuks. O, dabar kita juosta užsidarė. Okei. Šiandien čia nevažiavau dar iš darbo grįžinėjant, bet tai kai tamsu apšvietimą nuėmė, kai čia dabar įdomiai biškį stabdau eismą, išsigandęs ženklų nesužiūrėjus iš toli, bet viskas ore, važiuojam. Čia, kai apšvietimas yra, galima jau ir stiklą užsidaryti, nes biški greičio. Rankos, aišku, šąla. Bet noriu labai jau. Nepasiruošiau naktinėt, neapsirengiau normaliai. Kai dangus gražus, žiūrėkit, geras. Maloniukas. Aišku, tada aukšta įtampa neduoda vaizdų gražių, bet ką padarysi. Gyvenam jau tokiais laikais. Šildomas rankenas. Ei, veikia gerai.
Nelabai jos čia spės turbūt pašilt, kol grįšiu, bet vis vien. Tikiuosi kėglių nebus čia mėgėjai, čia visi pasiparkuoja arba šiaip iš laukų su šunim ir varo tiesiai per kelią. Nu ką, nėra dar visai tamsu, bet pakankamai jau lemba. Gerai, adios. Iki pasimatymo. Tikiuosi ne kitais metais. O, įjungia šviesas. Tikiuosi, kad visur įjungia šviesas. Jo, kaip fainai. Faina grįžinėt, kai įjungtas šviesas.